Kibernetinis pavojus vis dar nėra tinkamai vertintas ir jo teisinis reglamentavimas vis dar nepakankamas. Taip teigia Vilniuje į 14-ąją IT saugumo konferenciją Security Day 2014 susirinkę šios srities specialistai. Renginyje pabrėžta, kad technologijos kompleksiškėja, darosi išmanesnės, tad ypač įmonėms tampa vis sunkiau apsisaugoti, o neretai rizika nėra iki galo suvokiama. Mes tampame tokios išmanios technologinės visuomenės dalimi, kur yra be galo daug komponentų ir be galo daug, sakykime, saugumo spragų juose atsiranda dėl to, kad mes netinkamai, galbūt ir ne visada pakankamai rūpinamės tų inovatyvių, sakykime, technologijų saugumu. Daugiau visgi verslas ar organizacijos, jos stengiasi fokusuotis į funkcionalumą, į prieinamumą, į tas inovacijas, kaip tai išnaudoti versle, o į saugumą pasižiūri dažnai tik tai po to, kai atsitinka koks nors incidentas. Idealaus saugaus modelio pasak specialistų nėra, bet apsaugą reikia rūpintis kompleksiškai, geriausia kreiptis į specialistus. 5 kontinentų komunikacijų centro siūlomos užsakomosios Profit paslaugos, tarp kurių įvairūs saugos sprendimai, padeda organizacijoms užtikrinti efektyvią apsaugą. Mes jau keletą metų pozicionuojame save būtent į tą saugumo sritį ir turime inžinierių, kurie yra būtent sertifikuoti saugumo klausimų. Ir pagrindinis produktų krepšelis šiuo metu jau turi keletą sprendimų, kurie padeda įmonėmis saugiai būti internete ir turėti savo apsaugotą serverių arba infrastruktūros perimetrą. Vienas iš įdomiausių sprendimų, kurį pristatėme šiemet, tai kartu su kompanija CyberRoam, partneriuodamiesi pristatome saugumo paslaugas debesyse. Tai reiškia, kad jeigu jūs esate mūsų klientas ir jūs esate mūsų infrastruktūros dalis, mes galime jūsų srautą praleisti pro apsaugą, kur automatiškai bus nufiltruojama virusai. Pasak renginyje dalyvavusių Cisco Systems atstovų, šiuo metu svarbu keisti požiūrį į saugumo užtikrinimo priemonės, nes senosios jau nebėra veiksmingos. Cisco Solution siūlo keisti požiūrį į saugumo priemonės. Mums reikia surasti naują būdą. Tai turi būti tarsi naujas integruotas saugumo fabrikas, susidedantis iš skirtingų saugos priemonių, kurios kartu dirba, dalijasi informaciją ir dinamiškai prisitaiko prie skirtingų situacijų ir atakų. Tai paremta tuo, kad realiu laiku galime matyti, kas vyksta kliento aplinkoje ir priimti protingus sprendimus. Saugumo ekspertas pabrėžia, kad šiuo metu atakos sudėtingėja, jas vis sunkiau pastebėti. Didžiausia problema – matomumas. Rūpindamėsi tik pavojaus išvengimu, mes galime jų tiesiog nepastebėti, nes atakos sudėtingėja, jos itin gudriai paslepiamos. Tai yra didžiausia problema. Lietuvoje šiuo metu svarstomas kibernetinio saugumo įstatymas, kuriuo siekiama griežtesnio šios srities reglamentavimo ir numatomos papildomos teisinės atsakomybės už kibernetinio saugumo pažeidimus.